Sveiki, brangūs žiūrovai ir kolegos, sveikinu prisijungus dar vienam epizodui, kuriame matysite. Ir aš matėt, ką tai kokią didelę klaidą padariau. Kuomis yra išskirtinis, kad turi plasmasę, sugerinėja greitai šilumą ir kinta plasmasės struktūra. Mirties zonom vadinamų. Matai, va, žiūrėkit, čia, jeigu matot silikono žalių. Snarglių kažkokių pritaškytų. Tiek, pagrindinis mūsų tikslas yra padengti nano dangą, tad ir tokia vat kaladėlė iš kovaksiuko, tam ir skirta guminė. Tokį va lengvą įmirkimą padaroma, ne? Tas kiekis, na ką, jisai neturi būti labai gausiai, bet dar ši nano danga yra to gera, kad jinai nematomas ir bekvapis. Nu, tas bekvapis, žinot, kam labiau, kurie yra jautrus kvapam. O, kompresorį atjungia senis. Tai žiūrėkit, dabar parodysiu. Ir turėtų iš pirmo baro taip. Matot, jau kažkas vyksta, jau kažkas valosi. Ar čia dažai valosi jau? Su plastiku mes turim neperkaitinti jo, bet jį reikia stipriau kirpti. Supranta, toks rezultatas gaidiškas visiškai. Bet tai skruoplėtų, bet I fucked something. Kodėl tas bičias pasakė tai, ko galėjo nesakyti? Sveiki prisijungę dar vienam epizodui, kuriame pademonstruosiu, kaip apsaugoti savo bet kokią transporto priemonę nuo statinio krūvio. Kas yra tas statinis krūvis? Tai kiekvienas daikčiukas yra linkęs traukti dulkės ir purvą. Dulkės įsielektrina ir prikimba. Tai kai mes pašalinam statinį krūvį, dulkės neturi magnetinio tokio elektrinio krūvio prikipti. Prieš pradedant dirbti su bet kokia chemija, rekomenduojama yra susidrėkinti paviršius, tą ir padarau su savo aukšto slėgio akumuliatorinė spaudyklė, pavadinkim, vandens spaudyklė, kuri nėra labai gera, kad rekomenduočiau, bet man užtenka. Ypatingai keliaujant, turint nedaug vietos, tad kai reikia nusiplauti dviratį ar prietaisą kaip šis, matot, suėmiau šepetėlį tarp dviejų pirštų, kad šereliai būtų statesni ir įeitų į sudėtingesnės tarpustarpelius. Kartais tas teptukas išsisklaido ir netaip gerai išlosto ir valo, kaip paėmus šerelius ir juos panaudojant atitinkamai. Plovimui pasitelkiu Chemical Guys Non-Sense Invisible universalų valiklį, kuris labiau yra skirtas interjerui, automobilio salonui, plastikui, paneliai, konsoliai, durelių apšyvkėm. Tinka iš bėdos ir vieną kitą tekstilę pavalyti. Universalus valiklis. Invisible turi galvoje, kad jis yra permatomas. Tad tai leidžia šiek tiek sakyti, kad galima valyti headliner lubas ir ten nepaliksim dažų. O šiaip, kuom jis yra išskirtinis, kad turi neutralų pH. Tai reiškia, kad jis neturi rūgšties. Kodėl aš naudoju jį čia? Todėl, kad šis prietaisas sudarytas didžioji dalis iš plastiko. Matot, visur plastikas, aliumas, metalas, ne, šiek tiek. Primena vidaus saloną. Automobilio kėbulą variklį, kai plaunam, mes turim laką, dažus, aliumą, metalą, ne, ten naudojame įvairius kitus produktus. O čia, mano manimu, reikia naudoti kai ką subtiliau, kad neišbalintumėm plasmasės. Ir skalavimas vandeniu su šiuo produktu nėra būtinas, galima iš karto šluostyti su šluoste. Tarkim, aš va čia valau su šluoste, kur nenoriu skalauti, nes yra tokie lipdukai, kurie vis tiek yra jautrus drėgmiai. Tiek, pagrindinis mūsų tikslas yra padengti nano dangą, tad ją reikia dengti ant švarių paviršių. O kaip jūs jau į tą švarų paviršių nusivalysite, čia jau jūsų darbas. Tai va, čia matome, kad yra sudėtinga prieiti, todėl tokią mentelę, sakau, jinai labai praverčia, kurią va taip įkišu ir išsivalau. Tai va, šiek tiek matot, kad šiek tiek esu pavėsyje, pasirinkau šią vietą specialiai, kad saulė neužkaitintų ir dirbčiau su vėsiais paviršiais, nes chemija lygus saulė, blogi rezultatai, rizika pagadinti plasmasę. Ir atlankiukus prasivalom. Kaip priklauso. Atrodo jau ir vėl dulkės iš kažkur.
because the spikes are sharper. These pedals are in fact not so good, you know? But for me it's okay, because I prefer to have narrow than wide. Yeah, for riding better, huh? Yeah, for riding it's better. Kitas svarbus elementarus dalykas, prieš nano dangą reikia būtinai įsidžiavinti gerai. Įrenginį dengsiu su pulverizatorium, tam, kad prieitumėm visur visas tas kampučius, kampelius. Ir su teptuku mes surinksim perteklių ir tuo pačiu pasklaidysim priemonę po paviršių. Bet dabar reikia biškį prasivalyti mums visas dulkes, nes kai pūsim su pulverizatorium bus oro srautas, kuris kels dulkes. Tam mums reikia nusivalyti stalą, pasiruošti darbo vietą. Taip, įsipilsim priemonės. Nu ir kaip dažytojas. Dar ši nano danga yra to gera, kad jinai nėra tokia, kurią reikėtų skubėti nuvalyti. Galima pasidengti plotą, leisti šiek tiek jai pabūti, neskubant ir pasišluostyti, dirbant su didesniu plotu. Kai kurios nano dangos būna labai greitai džiūstančios ir ten jau labai reiklios greitam nušluostimui. Šitokia labai lengva dirbti. Bet vis tiek geriau nepraleiskit ir perteklį nuvalykit, nes būna, kad tas perteklius sustingęs labai matosi. Kaip matot, keter staliukas puikus, įrankiams, viskas telpa, tvirtas. Sekantis produktas bus padangai, vėlgi iš Chemical Guys, kaip ir kiekvieną produktą suplakti geriausia būtų. O čia galima pamatyti šiek tiek išblukusią plasmasę. Ne išblukus, bet sureagavus nuo kažkokios priemonės, bet čia ne nuo mano priemonės, nes jau buvo prieš tai. Tai va čia irgi yra guma, kurią galima padengti. Gumai skirta priemonė. Visus šiuos ir kitus produktus rasite detaillypraise.com. Another one! Tai sveria. Tai va, čia yra šiek tiek senesnis modelis, bet mano akimis jis man kažkodėl labiau patinka. Nėra tos labai ryškios tokios raudonos įkyrios spalvos, kuri visai kaip ir dera juodą raudoną, bet nežinau, kažko man tas labiau patinka savo išvaizdą, nors jisai, kai važiavau, čia labai skaudžiai koja kabina. Labai čia va pradeda skaudėti. Va, kaip matot, jau griuvau aš su juo ne kartą. Ar šita priemonė faina ar gera? Aš manau, kad išoriai per gera. Čia būtų salonui labiau. Ir salono plasmasėm turi gerai subalansuotą pH. Yra nematomas ir bekvapis. Nu, tas bekvapis, žinot, kam labiau, kurie yra jautrus kvapam, kuriem skonį turi atitinkamą kvapam ir nenorit rizikuoti, neaišku, ką užpurkšti. Tai tokį rekomenduoju jautrių kvapų žmonėms. O kad jis per matomas, žinoma, kad pliusas, nes biškį tekstilę pavalyti galite, lubas šiek tiek. Tai va vėl meltelė, matot. Žup. Na ir pavyzdžiui, darbuojantis, matom, yra sunkiai prieiti prie šitos vietos. Nei su ta mentele prieisime, vat, čia, bet prieisim su dantų šepetėliu. Tai va, galim biškį užsimesti.
purvo tirpiklio. Ir jau matas, tokiu šepetėliu galima prieiti, tokiam tarpelyje dirbti. Ir kitas dalykas, kompresorius, kodėl jis reikalingas. Matote, bet ten yra minkšto, suminkštinto purvo, kurį pašalinti galiu tik išpūsdamas. Ir va ten, kur mažai gavo chemijos, matas. Kaip čia filmuoja įdomiai. Ne, purvo dar likė. Tai va dar įmeto biškį, ten palaikykim biškį, jeigu patirpsta tas purvas. Nu, su kompresoriuku. Tarpams, irgi labai naudingas daiktas. Na ir kitas dalykas, kompresorius panaudojimas. Matot, ant tų šepetėlius jau purvinas. Purvo turi ir su juo mes valant paliekam daug dar purvo, tad išsipūsti, bet šalia nepūskim, kad neapsitašytumėm. Ir geriausia nusipūsti į skudurėlį. Tada neprisitaškom, skudurėlis sugeria tą purvą. Nu ir tipo, va, čia tas žvėriukas, viskas aplink varžtus, jis kažkaip tai turi išsivalyti, ne, ir prie jo prieiti, dantų šepetėlis labai gerai padeda. Matot, kaip gerai putoja priemonė su šepetuku. Iš karto. Tai va, tos putos mums padeda pakelti purvą. Dantų šepetukas, kaip matot. Jau atidirbęs su mano burna. Pereina atidirbinėti. Išbaigti, atidirbti karmą prie sudėtingesnių dalykų, bet įtariu malonesnių. Chemija paišdykauja, čia gauna įvairiausių skonių. Susipažina su naujais daikčiukais, prie tokių aparatų iš jau jaučias kaip apdovanotas, galėdamas pasitarnauti prie įrangos tokios, žinot. Aš va taip pagalvojau, jeigu tokia karinė būtų, čia blepa kare su tokiu, su ginklu rankose, čia kaip lakstytum. Iš tikrųjų, aš žinokit, kad tas čia staiguvęs, čia karininkas ir jisai rimtuose mūšiuose jau buvo. Pasakoja man čia visokių bairių, žinokit. Nu ne bairių, bet aš nenoriu šnekėti pasakoti iš tikrųjų. Bet buvęs, matęs ne vieną žmogų nužudęs, išėjo į pensiją 3-5 metų. Dabar iš pensijos gyvena, kur vos nesiekė 2000, 1,5 ar ten 1,6, kiek ten sakė, į mėnesį. Nu, jam davo 4 metai ir žodžiu, sėdi, gyvena iš pensijos ir nieko neveikia, bimbelį muša. O, kompresorį atjungė senis. Tai žiūrėkit, dabar parodysiu, kodėl dar generatorių reikia turėti. Aš turėjau pasiėmęs iš kliento elektrą, kad net savo nenaudoti. Bet dabar pasijungsiu savo. Einam pademonstruosim kaip. Tai va, čia turiu, žinot ką, pasinaudosiu progą, parodysiu. Čia yra mano paties produktų rinkinys, kurį panaudoju kaskart plaunant. Grįžkim prie temos. Pilna, kurą prisipyliau, vos dabar pakeliu. Nu tai va, žiūrėkit, kai turit generatorių, negalim kišti rozetės ir tada kurti. Reikia iš pradžių užsikurti. Užsikūrimui va, pasidarom visus reikiamus mygtukus. Čia patsosas yra ir turėtų iš pirmo baro taip. Ir dabar žiūrėkit, patsosas pas vibruos ir nuvibruos ir sugrįž. Bet geriau, aš nelaukiu, jau sustumiu, jau gana. Užtenka. Tai dabar va, tai galima kišti rozetę. Kam įdomu, kur gauti tokį generatorių, kurį tikrai rekomenduoju, kuris nėra, kad labai garsiai burzgia, tikrai normaliai, paklausyti. Tai dabar, o ne, žiūrėk. Pažiūrėsim, ant kiek švariai dirba. Biškė, ne, tai pakilo apsukas. Tai va, įsivaizduokit, 2 kW, 200 elektritės. Paliksiu komentarą, kontaktą žmogaus, kuris pardavinėja iš Vokietijos, veža. Tur daugiau babakų įvairiausių, ne tik šitų generatorių ir galingesnių. Žodžiu, jeigu ieškot kažko susijusių su žoliapjovėm, priežiūros priemonėm,
Tai ir generatoriais galit kreiptis pas tą žmogų. Sakykit, mobilios rankos rekomendavo. Tai grįžtam prie darbų. Ai, kompresorius, ne, važiuokit, aš čia kiek prisivariau. Putų visko ir dabar uždžiuvo, matot? Dabar aš su kompresoriu jau nebepasieksiu tokio gero rezultato. Kai čia viskas yra užputavę, mes išsipučiam su kompresoriu ir turim švarą. Dabar turiu kartuoti vėl visą procesą. Įmetu priemonės. Dabar galim tokį teptuką pademonstruoti. Irgi, kuris puikiai susidaroja. Nebūtinas dantų šepetėlis. Sakyčiau, gal net teptukas skirtas detailingui yra geriau. Bet aš va tokiems metalo, lauko darbams naudoju tokią grubesnę biškį plasmasę kaip dantų šepetėlį. Čia yra švelnesnis teptukas. Su juo galima valyti panelę, konsolę, ratlankius jautresnius dažytus. Čia nebijo. Čia įbraižymų, bet visokie lakuoti prabangus ratlankiukai irgi yra jautrus. Įbrėžimams toks jau būtų per aštrus. Ten kiti iš viso būna žiauriai aštrus. Nu tai žiūrėk. Tuk. Imam kompresoriuką. Kaip čia tarp tų akmenų, aš galvojau, čia bus geras kampas, žinai, pafilmuoti, bet gaidžišką vietą įsirinkau, nes prieš saulę. Ir čia pavėsyje nelabai kaip fokusavo, bet patingėjau eit kitur. O vėl, nematot tarpę kiek. Čia ir yra va detailings. Čia jau detailings vala tokius dalykus. Kur jau va vėl teptukas. Matot, kaip reikalingas daiktas. Na tai va, žinot, kaip persina visokie tokie vat kampai. Teptukas elementarus. Susipušiu bišį chemijos. Ir va taip, aš į kampą įraunu. Su šereliais pradirbau. Nu ir suprantat, kas čia yra, vat, kodėl man taip sunkiai valos. Todėl, kad čia kažkokio silikono pripūsto žalio, nesuprantu. Nu kaip kokia... kaip plastelinas, su kokia derva. Žodžiu. Kaip čia pasižiūrėt? Žinot ką, pabandom smalų tirpiklį. Smalų tirpikliukas. Pas mane čia kažkur mėtos. Kaip čia atidarinėjai, neapsimesk, fleksinai čia su savo babakais. Tai žiūrim, čia Motion produkčiukas, toks vat yra iš detailerplace.com. Kas man čia nepatinka, galiu pasakyti, va tas vangaliuks, toks zgrebnas, mažas gal ir neblogs, bet va tokiem papurškimam nebent. Nes siaurai purškia, o kai noris visą kėbulą išsipurkšti, tai biškiu erzina. Čiučiut galėtų stambesnis būti. Pažiūrėsim, kaip pats produktas. Aš jau esu naudojęs, tas pats daugmaž visur vienodai. Tai kaina jo labai gera, pigus, čia toks labai iš pigių, dėl to ir... Nu ką tu dabar, čia mano šepetėlė. Matot, jau kažkas vyksta, jau kažkas valosi. Ar čia dažai valosi jau? Palaukit. Spartu vairiu. Nu žinokit, ne, viskas gerai, nedažai, čia lūpasi nuplovė va tą visą, matot, čia žinot kas yra gryzas, va čia tarp to ir to yra sujungimas, matot, varžtai jungia, čia viduje yra pilna tokia gryzo tepalo kažkokia ir va tas va tepalas yra ištryškęs čia kažkoks, ne tepalas, bet tokie klijai, kurie suklijuoja čia, kad nepatektų vanduo. Apsauga tokia, silikonas žodžiu čia yra. Ir aš vargstu čia silikoną valydams visur, vis jo gausiai čia yra. Bet nevala, žinokit, dažų buvau išsigandęs, kad tai pajodavo. Ne, viskas gerai, tą silikoną su juo susitvarkė. Bet žinot, aš čia nemokamai jam darau, suprantat, aš čia tik dėl jūsų, dėl turinio, dėl video, kad parodyt, ką patiem pasidaryti. Čia ne mano daiktas, čia pasiėmiau, sakau, duok, nuvalysiu,
padengsiu nano dangą. Čia atšaibo aš net negausiu, tai bent jeigu galit palaikinkit video, nes jį darau dėl jūsų, ribeta, garbės žodis. Čia žmonės Ispanijoje nėra, taip kai jie nori tokių paslaugų, aš ateinu ir įsiūlau, žinai. Čia aišku, jeigu kažkas man arbatos atneša, palieka, tai dar, žinai, gerai, bet čia neužsakymas, čia tikrai dėl jūsų. Tai bent laiką. Ir jeigu pasidalintumėt biškį kanaliukų, sakytumėt, paremkit seniuką savo dėmesiu, tautų daugiau video visokiausių būtų. Na tai va, žiūrėkit, čia irgi matot silikono žalių, snarglių kažkokių pritaškytų. Pažiūrėkit, va ten va matot irgi pilną silikoniuką. Užpurkščium, pasidedam, va, kodėl man patinka dar keter staliukas, kad telpa buteliukas ir daugiau įrankių. Ir va, žiūrėkit, tą silikoną, oi, atsiprašau, tą silikoną, matot, nedažai čia eina, o silikonas. Atrodo, lyg juodai tie dažai nueidinėtų, bet iš tikrųjų čia tas silikonas su čia motion priemonė, taip reaguoja. Ir va, tik tokiu būdu aš galiu va tos žalius skreplius silikonus šalinti iš tikrųjų su universaliu valikliu. Net neįkanda. O dabar žiūrėkit, biškį va pabus. Nereiks skubėti chemijos iš karto, bum, nuvalinėti. Jinai turi atlikti biškį tokią reakciją su ta priemonė. Tai turit viską apskaičiuoti, va, pavyzdžiui, kažką užsipurškit, einat pasižiūrėti, kur dar reikės kažką pasipurkšti, ne, pavyzdžiui, va čia, ne, valytumėt ar nevalytumėt, man klausimas, pakomentuokit, poblieka, ar čia jau nusišnekėjimas yra, kai žmogus stoji važiuos. Bet žinot, jisai nori jį parduoti, tai aš čia tokį kaip ir pardavimui ruošiu, nor 2,5, dėl to aš biškį čia švariau valau, bet sakau, nenoriu, bet nenoriu labai, čia nachaliau jam darau, persistengti, žinot, jums va dabar greit pademonstruoju. Nu tai va, maždaug va taip va darbuojamės, dabar einam pasidėsim ko nebereik, atsilaisvinam stalą, paliksiu visas nuorodas, kur įsigyti viską galima apačioje. Na, o sekantis būdas padengti dangą yra aplikatorius. Šis aplikatorius, va, 2 pirštams įsikiši, patogiai, užsidedi kiekį. Tas kiekis, na ką, jisai neturi būti labai gausiai, bet, nu, pasidengia, ne, va, tokį. Ir va, vilkdai visur viską turi paliesti. Man dar patinka nano tuo, kad jinai pagyvina plasmasę. Jinai tokia gyvesnė atrodo. Aplikatorių saugom, neįmetam, aš ataifą į staliuką įsikišu ir vėjas nenupučia. Kitas dalykas, buteliuką arba labai gerai pasidėkit kažkaip, arba užsukit, nes čia viskas juda, skystis šis eleksyras, kad neišbėgtų. Ir dabar viską apsišluostų, bet dabar dengiu ant saulės ir žiūriu, kad greitai džiūna, gal biški per greitai. Tai, bet ši danga jinai nėra tokia, kaip pasakyti, kieta. Jinai biški minkštesnė yra. Ją lengviau yra nušluostyti, nuvalyti ir kai jinai uždžiūna, jinai nepalieka tokio kieto keramikinio dangalo ant viršaus. Tai dėl to jinai ir pigi, iš tikrųjų 25 ar kiek ten eurai, aš net neatsimenu, čia yra niekis palyginus, bet kiekis koks didelis. Bet aš tokiems vat lengviems pasidengimams dengiu, kur biški nori, kad apsaugotų, bet nepersistengia. Ta prasme, kėbulo dengčiau su profesionalesnė kita danga. Apie kėbulą ir lako automobilio dengimą įdėsiu naują video. Turiu kaip tik klientą, darysiu kitą savaitę. Automobilį pilnai keramika, oda, stiklai, langai, lakas, ratlankiai. Tai ten bus įdomus epizodas labai. O va tokiems plasmasiniams dviračiams, motociklams, namų apyvokos dalykams aš labiau rekomenduoju tokią priemonę, kuri labai lengvai dengiasi ir atlieka neblogą savo funkciją. Tai va, kaip matom, toks va teptukas, minkštų plaukų, 2 dydžių, labai padeda padengti nano dangą, išvalyti sunkiai prieinamas vietas ir su šia nano danga, kurią aš jums rekomenduoju, būtent tą ir galite padaryti. Šiek tiek galite dengti ant dulkių, suprantat, su tas dulkės,
kartu su ta nano danga jūs išminkštinat ant tiek, kad lengvai pašalinat. Ir paliekat, su skuduriuku pašalinat ir paliekat nano dangos nu nėra čia labai, sakau, tokia jau, wow, nano danga, bet čia yra priemonė apsaugai ir valymui tuo pačiu. Nėra jinai skirta valymui, bet jums bandau pasakyti, kad jinai puikiai tinka tinginiams, norintiems atsigaivinti išorę, apsaugoti ją, ne? Ir per daug nesukti galvos dėl valymo. Kai kalbu apie tokius aparatus, ten metalo dulkės, malos, dervos, klijai, silikonai, žinoma, šitie dalykai turi būti šalinami, bet žinot, būna tiesiog dulkių tokių tarpose, kaip čia, ne, ir nebūtina jų yra valyti prieš dengiant nano. Ta nano, sakau, jinai, čia, pavyzdžiui, pažiūrėkit. Tokį lengvą įmirkimą padaroma, ne? Šikšt, šikšt. Perteklių sugaudom. Nu ir dabar, pavyzdžiui, aš paimu taip skuduriuką, kampą, įkišu, sukišu kiek eina, abarotą prasuku ir ištraukiu. Sukišu kiek eina, abaročiuką ir ištraukiu. Ir viskas, ten jau ir švaru, ir nano padengta. Vėlgi, pažiūrėkite, būna visuomet tokių sunkiai prieinamų vietų, mirties zonom vadinamų, ir toks teptukas labai padeda prieiti, atlikti ten reikiamą valymą ar nano dengimą, bet kaip minėjau, ši danga yra ant tiek gera, kad jinai to pačiu ir pravalo, ir padengia, ir lengva labai naudotis. Tai detalizavimas ir yra apie visokius tokius kampus, kampelius, kad atkurti kiek įmanoma labiau pradinę daikto ar transporto priemonės išvaizdą. Na ir dar norėčiau pasinaudoti progą ir pareklamuoti savo parašytą PDF knygą apie detalizavimo veiklos ABC. Tai yra ir priemonių naudojimus, ir įrankių reikalus, ir viskas, ką turite žinoti prieš atidarant ar netgi dabar darant detalizavimo veiklą. Tad nuorodą paliksiu apačioje aprašyme, kur galite rasti daugiau informacijos apie knygą, bet tame puslapyje, kurį jūs atsidarysite, viskas yra anglų kalba. Bet jeigu norite jūs turėti knygą lietuvių kalba, parašykite man asmeniškai. Turim čia tokią situaciją, kad noriu papoliruoti tą ekranėlį, kuris tikrai yra susibraižęs. Pažiūrėkit, koks ekranėlis pavargęs. Tai tą ekranėlį šiek tiek galima pasišveisti tos giliuosius įbrėžimus, nes jų čia yra nemažai ant plastiko. Na ir tokia kaladėlė iš kovaksiuko, tam ir skirta guminė. Čia reikia įsitikinti, kad nebūtų purvo. Užsiklijuojam švietimo popieriuko, kas galėtų būti 2000, 3000, šiuo metu aš turiu vos 3000. Ir man nėra labai geras rezultatas, aš turėčiau dėtis gal nuo 2000 pradėti kažką. Norėčiau net ir 1000 turėti, bet aš nebeturiu. Sunaudojau, nenusiperku naujų, nes man nieks nepaaukojat pinigų. Per Contribui galit padaryti, per OnlyFansus galit padaryti, nuorodas įrasit apačioj. Tiesiog įsigydami galbūt mano maikutės, kažkokias parduotuvę padariau, paveikslų pridariau, visokiausių, pasikabint garaže arba kambarį. Jeigu įsigysit kažkokį daikčiuką, jau paremsit mano kūrybą. Matot, yra mygtukai, į kuriuos gali prilysti pastos. Ką mes galim padaryti? Aišku, biški dabar yra klaida padaryta, kad nano padengta ir lipni juosta labai sunkiai kimba. Vat realiai, nekimba realiai, aš nežinau, dabar biški kaip klaunas čia jaučiuosi, bet ką norėjau pasakyti, kad prieš nano dengiant aš turėjau pasipoliruoti, žinoma, bet aš tik dabar sugalvojau, kad pademonstruosiu jum ekrano poliravimo. Žodžiu, čia prisidirbau, blėt, eiktų savo, pripjauščiau su skalperio ekraną. Šiaip sakau, pagal viską reiktų mygtukus apsidengti ir aš matėt, ką tai kokią didelę klaidą padariau, visiškai užsižiapsodamas. Užklievau lipnę juostą, skubėjau, nes atvarė pas mane jau 2 panikės lietuvaitės aplankyti, aš jau čia tipo skubu, bet noriu užsibaigti, sako panikė, užsibaig tipo. Einam, mes palauksim, žinai. Aš vis tiek skubu. Ir matėt, įpjoviau su skalperio aplink mygtuką. Va čia tai prisidirbau. Ir dabar aš tiesiog greitai galvoju, pažiūrėsiu kaip gausis, bet pagal viską aš norėjau lipdukus susikliuoti su lipne juosta, bet matėt.
Tai dabar pabandysim su poliravimo pasta skirtą plasmasiai poliruoti ir žiūrėsim, kokį rezultatą išgausim, o jeigu ką, aš rytoj dar kaip nors pabandysiu tą įbrėžimą išimti. Lemba, kaip nesmagu tą įbrėžimą, kad padariau. Bandau dabar išimti, su kantą paverčiu mašinėlę ir va bandau išgroti. Bet reikia neužsigroti, nes gali plasmasę užvelti, užkaitinęs ją. Man atrodo, aš ją per stipriai varau. Ne visuomet greičiau reiškia geriau ir ne visuomet daugiau reiškia geriau. Detailingė taip jau yra. Greitis apsukų irgi duoda kitą rezultatą. Kai kada reikia labai, kad greitai būtų, kai kada lėčiau. Šiuo atveju koks yra skirtumas, matot? Toks, kad plasmasė sugerinėja greitai šilumą ir kinta plasmasės struktūra. Jinai pradeda biškį lydytis ir užsilydžius tampa nebeskaidri tokia. Ir taip atrodys, kad pagadinom, taip uždeginom šiek tiek. Tad apsukos su plasmasė dirbant neturi būti aukštos. Su laku, kai skutam, aš su rotacinė užskutu aukštom apsukom. Aišku, rezultatas geresnis nei originalus, kai buvo, bet dabar, kai aš įbrėžiau čia su to šūdu aplinkui, man krenta į akį labai. Nu va, tas mano įbrėžimas, va čia va aplink lemputę, tą, matot mygtuką. Čia va, kaip suvariau. Ir nusivyliau savim iš tikrųjų, blemba, nėra ką labai parinos, bet tipo, žinau, kad žmogui nieko tokio nebus. Atrodo, aš šneku, pasakoju apie nano ir mano ranka automatiškai pjausta, o aš net nežiūriu, kur. Čia buvo prieš tai mano klaida padaryta, kad aš pasidengiau nano ir tada tik tai ėmiau poliruoti. Aš nenorėjau visai poliruoti, kaip minėjau. Jau ta klaida man nepatiko. Tai žodžiu, jo, su plastiku mes turim neperkaitinti jo, bet jį reikia stipriau kirpti. Supranta, toks lakas lengviau skutasi. Ir su greitom, ir su lėtom apsukom. Plastikas. Gerai, bandom dėtis finišą. Kokia skysto. Tai vas, tą pastą reikia nepadauginti. Ypač finišų jos daug nereikia. Taip pabiškį užmetu. Vau, padukas kaip dulka. Prastai išplautas, išskalautas. Šiuo atveju gal nieko tokio tu savo kaip dulka, vau. Čia tai jau šiandien trečią klaidą darau. Ir va gera puikiai proga parodyti, kaip nedaryti. Bet ką tos dulkės dabar, pagalvokit patys. Nieko jos čia blogo mum nepadarys, nes jos yra iš poliravimo paduko, kuri joje yra sustingusi, išdžiūvusi pasta. Ir iš po finišo geresnis rezultačiukas kažkaip iš karto. Biški jau blizga ir tokia optinė iliuzija ir tų įbrėžimų visai nebematai. Nors aš matau tos įbrėžimus giliosius, bet atrodo, jau kai tai blizga skaidriai, jau gerai. Baisiai gavos, nieko čia nepadariau gero iš viso. Biški geriau, bet žiūrėkit, kiek įdėta darbo ir rezultatas gaidiškas visiškai. Bet aišku, tą savo įbrėžimą išskusti, tai čia jau reikia švitrinio popieriuko. Kaip nemėgstu grįžti prie tų pačių darbų, kai reikia kažką pratęsti kitą dieną arba grįžti prie padarytos klaidos. Bro, I've been polishing a little bit screen. It looks better than before, of course, but I screw up a little bit. I fucked something. Step here a little bit and look around this button. I make it scratch a little bit. See a little bit, I make scratch around the button. Whatever. Can you see it easily? Yeah, I can see it. Yeah, it's my job. You can feel it also. Yeah. I make mistake here. Sorry, bro. I forgive you.
Okay. But yeah, all screen looks much better. Was more scratches. I remove it. It comes super quick, eh? No, Scratches. no, not quick. It's not perfect. I don't like it. But my girl's waiting. I want to go, but it's shit. No, it's okay. No, it's shit. It's better than before. Yeah. But you see around. I should put like a plastic over it. Yeah, always put something. Yeah. For your new one, order Yeah. for sure. Because this, when you scratch it, it's not comes easy. No. No, I know. I even been sanding with small paper, so it's not easy. Not easy. Yeah, and I did fucking this mistake with. Now I it's time scratched. for a ride, man. Now I'm going. Can you take your But it's unicycle? time for a ride with a girl, you know. Of course, this ride for sure. Pa. Na tai ką, kaip matėt, ne viskas sekasi, kaip norėtųsi, būna ir klaidų. Svarbiausia atvirai pasakyti klientui, kas nutiko, negalvoti, kad nepastebės, gal ir nepastebėtų, bet rodykit sąžiningumą kaip pavyzdį žmonėm, kad jie pamastytų prieš miegą, kodėl tas bičias pasakė tai, ko galėjo nesakyti. Ir lai tai būna pavyzdys kitiems žmonėm. Būti atviriem, nuoširdiem ir svarbiausia, be baimiai. Be baimiai, kaip žmogus reaguos, prisimti atsakomybę ir, na, būti vyriškais. Jei nutiko, tai nutiko. Ir aišku, mokytis iš savo klaidų. Multitaskinti yra ką veikti. Detailingė yra tas, kad biški turi mąstyti į priekį ir būna, kad užsižiopsai, užsieini į tokią nemąstymo būseną, kas man ir patinka visai. Tada gali klausytis įvairios muzikos ar knygų. Tokia pūrė visą dieną. Bet įeini į tokią būseną. Žodžiu, reiks apsitvarkyti vėliau. Nu ką jau, viskas baigėsi? Aš žinokit, blemba. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Susitiksime kitose epizoduose. Iki.